Kodėl yra naudinga medituoti? Tad meditacija yra naudinga dėl daugelio priežasčių, tiek psichologinių, tiek ir fizinių. Taigi, psichologinė nauda – streso mažinimas. Meditacija padeda nuraminti protą, sumažinti streso hormonų, pavyzdžiui, kortizolio lygį ir padidinti atsparumą stresai. Nerimo mažinimas. Reguliari meditacijos praktika gali padėti sumažinti nerimą, įskaitant socialinį nerimą, fobijas ir įkyrias mintis. Geresnė emocinė sveikata. Meditacija gali padėti valdyti depresiją, pagerinti nuotaiką ir sukurti pozityvesnį požiūrį į gyvenimą. Dėmesio ir koncentracijos gerinimas. Meditacija treniruoja protą būti dabarties momente, gerina dėmesio sutelkimą ir padeda lengviau priimti sprendimus. Savižinos didinimas. Meditacija padeda geriau pažinti savo mintis, emocijas, poreikius ir reakcijas, o tai veda prie sąmoningesnių pasirinkimų. Savikontrolės stiprinimas. Meditacija gali padėti kontroliuoti impulsyvumą ir potraukį, pavyzdžiui, persivalgymą ar priklausomybės. Atminties gerinimas. Ilgalaikė meditacijos praktika gali pagerinti atmintį ir mąstymo aiškumą. Kūrybiškumo skatinimas. Nuramintas protas gali atverti erdvę naujoms idėjoms ir kūrybiškumui. Vidinės ramybės ir atsipalaidavimo jausmas. Meditacija padeda pasiekti gilesnį atsipalaidavimo būvį ir rasti vidinę ramybę. Na ir fizinė nauda medituojant. Tai yra kraujospūdžio mažinimas. Meditacija gali padėti atpalaiduoti kraujagyslės ir sumažinti kraujospūdį. Širdies ritmo ir kvėpavimo gerinimas. Medituojant sulėtėja širdies ritmas ir kvėpavimas, o tai teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Miego kokybės gerinimas. Meditacija gali padėti nuraminti protą prieš miegą ir pagerinti miego kokybę, mažinant nemigą. Skausmo valdymas. Meditacija gali padėti sumažinti lėtinį skausmą ir geriau su juo susidoroti. Streso sukeliamų ligų mažinimas. Meditacija gali padėti švelninti ir mažinti streso sukeliamų ligų, tokių kaip išeminė širdies liga simptomų. Na ir svarbu pabrėžti, kad norint pajusti ilgalaikę naudą, meditacija turėtų tapti reguliaria praktika. Net ir trumpas meditacijos seansas kasdien gali turėti teigiamą poveikį jūsų sveikatai. Tad medituokit, būkit sveiki ir būkit laimingi.